Sveiki gyvi visi. Tęsiu knygos skaitimą Biržos spekulianto memuarai, 5 skyrius. Daugiau tas 5 skyrius, kad žinočiau vėliau atsisukęs, kur pabaigiau. Knygos skaitimas daugiau tikslas yra skaityti ir tam tikrose momentuose, kur jaučiu, kad norisi ką nors pakomentuoti, detalizuoti, apie tai papasakoju iš asmeninės patirties, iš buvimo rinkoje ir panašiai. Knyga yra parašyta prieš 100 metų, yra dalykų, kurie absoliučiai nebetitinka šių dienų realybei, bet yra dalykų, kurie atrodo parašyti yra grinai tau ir atitinka visiškai šių dienų aktualijas. Pernelyg siaura specializacija yra viena iš svarbių tarp kitko. Prieš tai labai geras yra sakinys, prieš tai skyriuje, tai prieš pradedant šitą skyrių, prieš tai buvusio skyriaus sakinys. Geriausias būdas išmokti, kaip nereikia elgtis, prarasti viską, ką turi. O kai žinai, ko nereikia daryti, kad neprarastum pinigų, pradedi suprasti tai, ką reikia daryti, kad laimėtum. Jei šitą jau supratai, reiškia, pradėjai mokytis. Kas ateina į rinką ir kai yra toks pasakymas, pasibandysiu čia, pasižiūrėsiu, pais kortą, nepais tą kortą. Pasibandyti galima, kad suprasti apskritai, ar patinka pats procesas, ar nepatinka. Jeigu ateinate į biržą vien tik tais dėl pinigų, jau yra labai didelė pralaimėjimo tikimybė, todėl kad birža tai nėra kažkokia tai birža, darbo birža ar dar kažkas, kai ateini ir išsakai savo pageidavimų koncertas, šiuo atveju išsakai, kiek nori uždirbti pinigų ir panašiai, niekam neįdomu yra, kiek jūs norit uždirbti, kiek jūs turit, kiek neturit. Tai yra žaidimas, ne? Kaip ir bet kuriam sporte, niekam neįdomu yra, kokį jūs norit užimti vietą, kol jūs patys nepaimat ir neužimat tos vietos. Lygiai taip pat ir pinigų uždirbime, kai uždirbi pinigų, tai vadinasi uždirbi jų. Jeigu jų neuždirbi, vadinasi neuždirbi. O kiek nori uždirbti, čia yra ne šita vieta. Ir kai jau supranti, kas tas yra klaidų darimas, kai supranti, kas tas yra ėjimas per klaidas, kai supranti skausmą pinigų praradimo, kai supranti džiaugsmą pinigų uždirbimo, tuomet prasideda tikrasis žaidimas. Nes birža tai yra bet kokiu atveju, kuom skiriasi lošimas nuo žaidimo, tai kad kai žmogus lošia, jisai nesiremia jokia strategija, tiesiog yra lošimas ir nevaldo jokio proceso. Kai yra žaidimas yra valdomas, ne? Tai yra valdomas rizikų valdymo, kodėl per krepšį nemetama vien tik tais iš tritaškio, metama iš dvitaškio. Atrodo kvaila mėtyti iš dvitaškio, jeigu tu iš tritaškio mestamas gauni 3 taškus. Todėl, kad pagal tikimybių teoriją iš dvitaškio yra dažniau pataikoma negu iš tritaškio. Todėl pirmas yra dalykas, iš ko tu bandai pataikyti, tai yra iš dvitaškio. Bet jeigu atsilaisvina ir tu esi laisvas arba neturi kitos išeities, tai tuomet meti iš tritaškio. Iki apie krepšį apžvalgininko man toli yra, bet tiesiog dabar į galvą tokiam palyginimas atėjo, bet realiai tos palyginimus galima sakyti iš bet kokios srities. Ir kai jau yra pats žaidimas procesas įdomus, tai tada yra įdomu ir žaisti. Pernelyg siaura specializacija yra viena iš svarbių priežasčių, dėl kurios dažnai klysta vidutinis biržos veikėjas arba kabutėse juostelės kirminas. Kaip jie retkarčiais patys save vadina, turėdami omenyje telegrafo juostelę. Šiom dienom tai yra Level 2 Time and Sales juosta. Pagrindinė savo gyvenimo aistra.
Kas tas yra telegrafo juostelė, kas yra šiai dienai time and sales, tai yra lygiai taip pat juosta, tai yra visi einantis pirkėjų pardavėjų printai. Tai yra labai labai svarbus įrankis, analizuojant, kas įnamuoju momentu perka, kas įnamuoju momentu parduoda. Ne kas nori pirkti ar kas nori parduoti, o įvykę sandoriai, ir tai yra labai svarbus momentai prie tam tikrų kritinių taškų, kai eina orderiai prie tam tikrų lyginių taškų, prie tam tikrų lyginių skaičių arba prie lygių, tu matai, kad yra pasislėpę orderiai, pavyzdžiui, vienas lotas tai yra 100 akcijų, matai, kad yra rodomo, jį eina daug labai orderių, tai yra pasislėpęs likvidumas ir užduotis yra ieškoti stambių žaidėjų. Tai, pavyzdžiui, telegrafo juostelė, tai yra iki šios dienos yra naudojami dalykai, jie yra labai svarbus dalykai, ypač tradinge, o investavime taip pat yra svarbus dalykai su specialiais įrankiais, žiūrint per ilgesnį laikotarpį, per tą akciją yra iš vis supirkinėjama ar yra nesupirkinėjama. Visi šitie dalykai, ką pasakoju, tam ir yra mano mokymai, kai kalbu apie 15-20 valandų į kursą, įeina visi šitie pasakojimai apie pirkėjus pardavėjus, kas perka, kas parduoda, su įvairiais pavyzdžiais, tuomet yra, kai ateina supratimas, kaip atrodo ta situacija, kai yra supirkinėjama, arba kaip atrodo ta situacija, kai yra spaudžiama į ją pačią akciją, tai yra patys fainiausi dalykai, kai tu supranti, kodėl ta akcija juda į vieną ar į kitą pusę. Tu nesupranti, kiek jinai judės, nesupranti, kiek jinai turi dar potencialo judėti, bet tu supranti, kad dabar spaudžia ją į apačią, dabar spaudžia ir tada gali jungtis į traukinį. Ir vėliau jau yra rizikos valdymas, kad jeigu išeina tas supirkinėtojas arba išeina tas spaudėjas akcijos, tuomet palieki akciją ir tiek žinių. Juk spekuliavimas tai ne vien matematika ar tam tikrų taisyklių rinkinys, nors pagrindiniai šio žaidimo įstatymai pasižymė išskirtinių žiaurumų. Net aš, skaitydamas juostelį, išvelgiu šitą daugiau nei aritmetiką. Tai šitą aš vadinu akcijų elgesiu. Tai yra kurso judėjimas, pagal kurį galima spręsti, ar jo kritimas atitinka tos dėsningumus, kuriuos galima buvo stebėti praeityje. Jeigu kursas kinta ne taip, kaip turėtų, geriau tų akcijų neliesti. Juk jeigu tu nežinai, kodėl taip yra, tai nesugebėsi ir atspėti, kaip kaina keisis toliau. Nėra diagnozės, nėra ir prognozės. Nėra prognozės, nėra pelno. Gerų čia tokių knygų, nors ir skaitau jau turbūt 7 kartą, bet labai man patinka skaityti po ne vieną kartą knygas, nes skaitai ir, pavyzdžiui, tokį dabar perskaičiau, nėra diagnozės, nėra ir prognozės. Nėra prognozės, nėra ir pelno. Super skambantis sakinys, bet kažkaip toks jausmas, kad pirmą kartą įskaityčiau. Tai va čia yra atminties arba kartojimo dalykai. Senai kažką darai, paskui prisimiršti. Nėra diagnozės, nėra ir prognozės. Tai va pats tas prognozavimas, kai kažkas aš tikiu, aš netikiu, ten rinka kris, rinka kils, tai yra, jeigu yra tokios kalbos, tai yra šarlatanizmas arba daugiau nieko. Tai yra mano nuomonė, ne koks skirtumas, kokia ta nuomonė yra. Kai yra klausima, kokia tavo nuomonė, koks skirtumas, kokia yra nuomonė, klausimas turi būti, kaip tu matai dabar situaciją, ne? Ir kaip tu matai dabar situaciją ir situacija, pavyzdžiui, žiūri į medicinos sektorių, Novo Nordisk dabar kainuoja $88, buvo pakilus iki norėtų sakyti, iki 150, bet
žinau, kad tiek iki 148. Iki 148 buvo pakilusi ir kai koregavosi iki $100 už akciją, tai atrodo, o kaip visai ir nieko, čia daugiau negu 30% nuolaida, gal čia visai fainai būtų nusipirkti ir šnekam, diskutuojam apie Novo Nordisk. Ir turėdamas įrankių žiūriu, kad ties 100 eina pirkėjai, tie pirkėjai perka ir paslėpti sell limit orderį, išsipardavinėja akcijas. Diagnozė yra kokia, kad šiuo metu stambus pardavėjai pardavinėja Novo Nordisk akcijas. Viskas, jos pirkti nereikia, grafiškai, ten techninė analizė, taip toliau, techninė analizė labai yra svarbu, užeinant į pozicijas, ieškant užėjimo taškų, bet jinai sudaro maksimaliai 15-20% sprendimo priėmimui. Ir diagnozė yra tokia, kad pardavėjai dar jie parsidavinėja akcijas ir jos pirkti negalima. Ir kad ir kaip patraukliai betrodytų, paskui išeina kažkokią naujieną, nežinau kokia čia ta naujiena, kodėl sakau kažkokią, nes jau ją buvau palikęs ramybėj prieš mėnesį laiko ir prieš 2 savaitės, bam, gepas į apačią 15%. Beveik 20%, čia nuo 100 iki 80 ir o kaip čia taip, ne? Todėl, kad tiesiog jinai turėjo spaudimą į apačią ir kai tu matai, kaip tas spaudimas atrodo, ir tas čia ką dabar kalbuoju, ne, tai yra teoriškai, bet kaip praktiškai tu matai tas situacijas, yra fantastinis jausmas, tai nėra kažkokia tai ten burtininkavimas, rūtulį pasiemus ir taip toliau, tu nežinai, galbūt tas balansas persikeis į kitą pusę, bet nuo įnamojo momentu atrodo situacija fantastiškai. Tai idėja, kad reikia sekti kurso kitimą ir analizuoti, kai dabar skaitau ne knygą, man knyga daugiau yra apskritai čia kaip priemonė jums pasakoti apie rinkos supratimą ir panašiai. Tai nėra dabar skaitimas kaip audiotekos principų, kad paėmė knygą, skaitai be komentarų, kažkada ją įgarsinsiu, kad būtų be komentarų tiesiog pasiskaitimai, bet čia dabar, ką klausot, pasakau, kad jeigu kažkas nervuojasi ar erzinasi, kad čia daug kalbų komentuodamas, o neskaitydamas knygą, tuomet galima paimti pačiam pasiskaityti tą knygą, o diskutuoti apie tai, kas yra perskaityta, man asmeniškai yra daug svarbiau, kadangi ir tokie dalykai, kaip ką rekomenduotum perskaityti, čia Biržos spekulianto memuarai, gera knyga, kodėl jinai yra gera, tiesiog yra gera. Pasakyti, kodėl gera, kodėl vienas ar kitas momentas užstrigęs yra, tai yra daug šauniau išgirsti iš kito žmogaus negu vieną kažkokį argumentą, gera knyga, kominai gera knyga, kad viršeliai story yra, kad apipavidalinimas gražus, kad puslapiai nugeltonavę yra. Kai aš pirmą kartą atsidūriau New York'e, vienoje brokerio kontoroje buvau sutikęs prancūzą, kuris labai mėgdavo pasakoti apie savo grafikus. Iš pradžių pamaniau, kad tai koks nors puskvailis, kuriam leidžiama trintis kontoroje vien iš gerumo. Vėliau pastebėjau, kad jis yra be galo įtaigus ir įdomus pašnekovas. Jis sakydavo, kad šiame pasaulyje tikrai vienintelis dalykas nemeluoja, tai paprasčiausiai neįmanoma. Ir tas dalykas yra matematika. Jis braižydavo kreivės ir tokiu būdu prognozuodavo rinkos pokyčius. Taip, jis pavyzdžiui paaiškino, kodėl kinas pasielgė gerai, kai išpūtė kompanijos Atkinson privilegijuotojų akcijų kursą. Ir kodėl jo vėlesnis sprendimas dėl Pietų Ramiojo vandenyno geležinkelio akcijų pasirodė klaidingas. Retkarčiais kuris nors iš profesionalių biržos veikėjų bandydavo pasinaudoti prancūzų sistema, bet vėliau visi grįždavo prie savų nemokslinių metodų duonai užsidirbti. Jie sakydavo, kad jų sistema, kabutėse, pataikė arba prašovė, kainuoja pigiau. Girdėjau prancūzą, o tas dabar pataikė ir prašovė irgi kodėl yra, kai
pradedu pasakoti, ne, apie rinką, yra kursas 50-60 valandų, jisai atrodo ištemptas, nors realiai tų valandų ir tai jų pritrūksta. Ir kad suprasti tą momentą, apskritai, kas čia dabar yra daroma toj rinkoje atėjus, nes kai žmogus ateina pagal nutilėjimą, tokia, ne, taip intuityviai atrodo, kad tu ateini į biržą uždirbti ir daugiau nieko, ne? Ateini uždirbti, nes visi tavęs laukia ir vien tik tai eina visi pasiūlymai, pilna pasiūlymų, kur čia ką tau pirkti, kad uždirbtum. Bet realiai pradedi uždirbti pinigus tada, kada tu supranti, kad žaidi žaidimą. Ne, kad ateini įrodinėti, matuotis kažkom įrodinėti, kad tu ten teisus, neteisus, protingas ar neprotingas. Biržoje neprotingi laimi neteisus, laimi biržoje, laimi tie, kurie supranta, kad jie žaidžia žaidimą. Ir ką tai reiškia žaidžia žaidimą, tai čia yra toks labai svarbus irgi sakinys. Jie sakydavo, kad jų sistema kabutėse pataikė arba prašovė, kainuoja pigiau. Aš asmeniškai visą laiką žaidžiau ir kitos nuomonės niekaip niekam nėra gavęsi pakeisti apie tai, kad aš taip pat žaidžiu žaidimą pataikė arba prašovė. Ką tai reiškia pataikė arba prašovė? Tu matai kokią nors situaciją, pavyzdžiui, palantyras, ne, eina fletė, gal kažkada patobulės video, kai dabar, rodau čia su pirštais fletė, atsiras koks nors BAMT video, ten palantyras, parodysiu fletą, kaip jisai atrodo, dabar kol kas nelabai turiu noro kažką karpyti, dėlioti į tą video, tai čia dabar, kai kalbu, jeigu kas nors mokate dirbti su video redagavimu, mokate gražiai, bet profesionaliai garsinti, karpyti, dėlioti ir taip toliau, galiu duoti užduočių ir darbo, ir mokamo darbo. Ta prasme, galima testom karpyti, dėlioti, nes ir mano YouTube kanale pagrindinė priežastis, kodėl mažai tiek yra video, nes tiesiog labai erzina visas prisirašymas, pasiruošimas, paskui dėliojimas, sudėliojimas ir atrodytų bereikalingas laiko gaišinimas, bet kaip jau esu prieš tai minėjęs, 10% viso laiko privaloma atiduoti nemokamai visuomeniai, ar tai būtų pinigais ar laiko resursais, geriausia tai būtų, kad visais pavydalais, ir laiko resursais, ir pinigų resursais, todėl tas 10% atrodo, kad šiek tiek yra, bet šios metu žiūrėjausi, kad mažai tos toklės atidaviau, nes jeigu skaičiuoti elementarias darbo valandas 160 valandų per mėnesį, tai yra 40 valandų per savaitę, per mėnesį 160, per 10 mėnesių yra 1600 ir dar 320, 1920 valandų, 10% yra 192 valandos, ne? Tai 192 valandų arba beveik 200 valandų, neskaičiavau, kiek aš čia skyriau konkrečiai, bet kažkaip jaučiuosi, kad mažai skiriasi, tai todėl teks pasitaisyti. Tai mokat gražiai kurti video, mokat netgi ir gražiai filmuoti, matot, aš filmuoju ir čia kažką tai negerai darau, galite parašyti man, galite kreiptis ir galite susirasti savo darbą mokamą. Retkarčiais, kuris nors pataikiai prašoviai, tai aš irgi pas mane labai dažnai yra pataikiai arba prašoviai, bet pagrindinis principas, kad jeigu tu pataikai, tai
jeigu tu prašauni, tai prašauni, tavo ta kulka šovimas kainuoja nedaug, bet jeigu tu pataikai, ne, ten, medžioji, prašoviai kulka, kainavo ten tau 50 centų, bet jeigu pataikai, nušoviai šerną, ne, tai lygiai taip pat biržai, jeigu kulka tavo kainuoja 10 eurų, o tu pataikai į kokią nors vištą, kuri verta yra irgi 10 eurų, tai yra nieko gero laimikis. Todėl ar tai būtų tradingas, ar investavimas, ar trumpalaikė, ar vidutinės trukmės pozicijos, kiekvienam prarastam doleriui privalomas pelnas yra minimaliai 3-5 doleriai. Tuo metu mieste buvo viena kontora, kurioje kiekvieną dieną braižė akcijų kainų pokyčių grafiką. Norint pamatyti, kaip keitėsi kaina per pastarosius mėnesius, užtekdavo mesti į jį žvilgsnį. Lygindami konkrečių akcijų kreivės su bendra rinkos kreive, klientai galėdavo įvertinti, ar tikrai akcijos, kurias jiems kas nors nemoksliškai patarė įsigyti, gali pradėti kilti. Žmonės naudodavosi šiais grafikais kaip papildomų informacijos šaltinių. Šiandien kainų grafikus galima rasti daugelėje brokerių kontorų. Juos ruošia profesionalūs statistikos specialistai, tie grafikai atspindi ne tik akcijų kainas, bet ir rodo, kad brangsta ar pinga kitos prekės ar žaliavos. Mano manymu, grafikai gali padėti tiems, kurie juos supranta, kurie moka juos skaityti. Tačiau vidutinį grafikų mėgėja paprastai užvaldo mintis, kad tie pakilimai ir nuosmukiai, pagrindinės judėjimo linijos ir antriniai pokyčiai iš esmės yra kvailas. Iš kur aš čia dabar pasakiau žodį kvailas? Čia nėra tokio žodžio parašyta. Antriniai pokyčiai iš esmės yra viskas, ką reikia žinoti apie spekulaciją. Jeigu jis beatodariškai tikės to, neišvengs bankroto. Girdėjau istoriją apie vieną nepaprastai talentingą žmogų, turintį gerą matematikų išsilavinimą. Baigęs Garsų inžinerijos institutą, praeityje jis buvo vienos žinomos ir gerbiamos brokerių kontoros partneris. Šis žmogus kūrė grafikus, remdamasis kruopščiai ir detaliai kainų pokyčių analizę daugelį įvairių rinkų. Akcijų, obligacijų, medvilnės, kviečių, pinigų ir kitose. Prieš 100 metų rašytą knygą. Viskas jau būdavo ir prekyba obligacijom, akcijom, medvilne, kviečiais, kom tik nori. Jis buvo surinkęs daugelio metų duomenis, paskui apskaičiavo koreliacijos koeficientą ir sezoninių svyravimų diapazoną. Trumpai tariant, viską. Ne vienus metus jis naudojo savo grafikus, prekiaudamas biržoje. Iš tiesų jis paprasčiausiai rėmėsi keliais labai protingai apskaičiuotais vidurkiais. Kokie nors SMA, Bollingeris ir panašiai. Kas tas SMA, kas yra Bollingeris, kada ką naudoti ar nenaudoti, apie kiekvieną, kad pasakyti dabar naudoti ar nenaudoti. Tai kodėl nenaudoti, tai visą tai papasakoju per savo kursą. Tarp kitko, tai yra dabar, aišku, skaitau knygą ir panašiai, bet kiekvienas kažko tai darimas, kad nereikėtų tiesiai per aplinkui čia nieko nereklamuoju, bet pareklamuoju. Tai kai ką nors reklamuoju, visą laiką pasakau, kad reklamuoju. Pas mane nuo sausio 20 dienos prasideda kursas ir tas kursas yra 6-7 savaičių. Pradžioje pirmadienis, trečiadienis, ketvirtadienis, vakarais nuo 7 vakaro. Vėliau prisideda antradienis, visus grafikus visiems užsiregistravusiam atsiunčiu, detaliai visa yra programa žinoma ir laikai, kada bus užsiėmimai, kas neturi laiko dalyvauti tiesiogiai, yra įkeliami po paskaitos pusvalandžio laikė įrašai, kai susikonvertuoja įrašas ir apie nuolaidas, kurios yra aktualios. Visada mano mokymai nuo pat jau darimo pradžios 2015 metų būdavo 450 eurų ir su NYSE nuolaidos kodu. NYSE tai yra New York Stock Exchange, tai 4 raidelės NYSE būdavo 400. Viskas ir labai ilgą laiką nieko nekeisdavau, kainas
kad ir ten labai protingi patarėjai skydavo, ten tau reikia didinti kainas ir panašiai, nieko iš jų nesu didinęs, tai yra labai džiaugiuosi, kad jūsų auditorija kaip tik yra padidėjus, o nesumažėjus. Bet kai būdavo šventės kokios nors, arba mano, pavyzdžiui, prenumeratoriai dalyvauja nemokamuose webinaruose ir matau, jau yra koks 6, 7, 8 webinaras dalyvaujamas, visose dalyvauja, bet neužsirašo nei mokymus. Tai jeigu tu dalyvauji, tau patinka, bet mokymuose nesi, tai labai didelė tikimybė, kad tai yra pinigų klausimas, ne? Pinigų klausimas. Ir tai tą klausimą šiek tiek sušvelninti, registruojantis į nuolaidos langelį, rašysite 100. 100, kai rašysite, bus 350 eurų. Ir visi, kurie nori ten išsiskaidyti dalim, tai per Paysera berods yra, ne berods, o ten registruojantis yra varnelė, kad sumokėti per 3 kartus. Tai tiesiog galim ten susišvelninti tas įmokas, kad nebūtų taip skaudžiai, bet kokiu atveju metai yra palaikymas, kursų kartojimas neribotas ir mano tikslas yra suteikti supratimą, suteikti apskritai tą tokį suvokimą, kas yra akcijų biržui, papasakoti apie savo asmeninę patirtį, apie svetimą patirtį, tai yra jūs išmoksite ne tik tais, kas yra rodikliai, bet ir gyvenimiškų dalykų apskritai, apie kas tas yra investavimas, tradingas ir taip toliau. Judam prie skaitimo. Iš tiesų jis paprasčiausiai rėmėsi keliais labai protingais apskaičiuotais vidurkiais. Girdėjau ir registruotis puslapis mano unitedtraders.lt. Iš karto yra gražus mygtukas, registracija mokymų sausio 20 diena. Girdėjau, kad jis visada laimėdavo, tačiau prasidėjęs pasaulinis karas viską nušlavė ir jo stebėjimai tapo beverčiai. Buvo kalbama, kad pats grafikų kūrėjas ir jo sekėjai prarado milijonus. Tačiau net pasaulinis karas negali sutrukdyti akcijų rinkoje įsigalėti buliams. Pirmasis pasaulinis karas. Knyga rašyta 1923 metais, bet laikotarpis apimamas yra pakankamai ilgas, apie 25 metus. Buliams ir meškoms priklausomai nuo situacijos. Kad galėtų uždirbti pinigus, žmogui pakanka mokėti tiksliai vertinti aplinkybės. Čia aišku, pavyzdžiui, kad galėtų uždirbti pinigų, žmogui pakanka mokėtis tiksliai vertinti aplinkybės. Sakinys apie nieką. Aplinkybės, kokios dar aplinkybės, kaip jas įvertinti. Todėl yra daug tokių, pavyzdžiui, mokomųjų dalykų, kad tau reikia čia galvoti teigiamai. Kaip čia reikia taip galvoti teigiamai, jeigu tau niekas į mintis nelenda, tik tais neigiami, pavyzdžiui, dalykai. Tai todėl kaip įvertinti aplinkybės. O aplinkybės pagrindinis įvertinimas yra suprasti, kas dabar yra kas yra pirkėjai ir kas yra pardavėjai. Pirkėjai, ar tai yra retailas, tai yra smulkus dalyviai, kurie perka viską vieni per kitų galvas už rinkoje esančią kainą, ar pirkėjai yra stambus rinkoje dalyviai, kurie viską supirkinėja ir supirkinėja visą paniką. Ir tai yra labai įdomus dalykai, kai visą tai praktiškai matai ir suvoki, kodėl kas vyksta. Kai prisimenu savo pirmus metus Wall Street'e, matau, kad ir aš pats panašiai klydau. Nors galbūt ir ne taip smarkiai, kaip tas grafikų meistras. Dabar žinau tai, ko nežinau tada ir galvodamas apie klaidas, kurių priežastis buvo neišmanimas, suprantu, kad vidutinis spekuliantas tas pačias klaidas daro metai iš metų. Grįžęs į New Yorką 3 kartą pabandyti nugalėti rinką, prekiavau labai aktyviai. Nesitikėjau, kad mano prekyba bus tokia pati sėkminga, kaip ir lošimo namuose. Tačiau vyliausi, kad po kurio laiko sugebėsiu pasiekti daug daugiau, kadangi galėsiu dirbti su daug didesniais akcijų paketais. Dabar jau suprantu, kad pagrindinė mano problema buvo ta, kad aš nepastebėjau gyvybiškai svarbaus skirtumo tarp azartinio žaidimo biržoje ir spekulacijos. Vis dėlto mano 7 metų Joselės skaitimo patirtis leido uždirbti išties daug, nors tikrų turtų to pavadinti dar negalėjau. Aš kaip ir anksčiau kartais išlošdavau, kartais pralošdavau, bet apskritai paėmus išlošdavau daugiau. Kuo daugiau uždirbdavau, tuo daugiau išleisdavau.
Taip elgesi dauguma žmonių. Ne tik tas, kuriam pasiseka lengvai uždirbti, o kiekvienas, jeigu jo nekamuoja taupimo manija. Kai kurių žmonių, pavyzdžiui, senioko Russelo Sage'o instinktai uždirbti ir kaupti yra išvystyti vienodai stipriai. Todėl visiškai natūralu, kad tokie žmonės miršta labai turtingi. Kiekvieną dieną nuo 10 valandos iki 3 visą savo dėmesį skirdau biržai nugalėti, o po 3 mano paties gyvenimo. Nesuprasite manęs blogai, aš niekada neleisdavau pasilinksminimui trukdyti darbą. Čia dabar, kai skaitau, kažkaip galvoju, kad jau prieš tai, kai prieš 3 mėnesius dariau skaitimą knygos, tai turbūt šitą skaičiau, bet nieko baisaus, nes laiko bus praėję, tai bus proga pasikartoto, komentarai jie visą laiką yra, jų vienodų negali būti, nes tai yra iš to, ko norima pasakyti šiuo momentu. Jeigu prarasdavau pinigus, tai tik todėl, kad klyzdavau, bet tikrai ne dėl to, kad mane kankindavo vakarykščio nesaikingumo ar paleistovavimo pasekmes. Niekada neleisdavau, kad rytinės pagirios trukdytų mano žaidimui. Aš tiesiog neturėjau teisės elgtis taip, kad paskui biržoje būčiau apsnūdęs. Net ir dabar paprastai nueinu miegoti iki 10 valandos. Jaunystėje aš taip pat niekada neužsisėdėdavau su draugais iki vėlumos, kadangi miego trūkumas trukdėdavo darbą. Kita vertus, mes gyvename ne Amerikoje, dauguma, aš gyvenu Lietuvoje, Klaipėdoje, ir kai pasakai kam nors, kad dirbi Amerikos laiku, čia pas mane irgi ten draugų ar dar kažkas yra, dirba Amerikos laikų, grįžta namo 2-3 nakties, tai kai pasakai dirbi Amerikoje, Amerikos laiku, pas mumis Lietuvoje dabar tikrai daug yra populiariau dirbti logistikos transporto srityje negu užsiminėti akcijom, kas dirba su transportu. Tikrai nepavydėtinas darbo laikas, aišku, jeigu kas nors čia klausotės iš transporto srities, tai jūs pripratę esat ir sakysit nieko tokio, tai priprast prie visko galima, bet, žiaurokai yra 2-3 valandą, ten, manau, kad žiaurokai yra, man taip žiauriai nėra, bet su išsimiegojimu šiek tiek režimas yra kitoks. Jeigu kas keliatės 5 ryto ir einate miegoti 10 ar dar anksčiau, akcijose jau, jeigu kalbant apie spekulacijas, šiek tiek bus sunkiau visą tai daryti, nes birža dirba nuo 4:30 iki 11. Vienas tik tais labai svarbus dalykas ir svarbi taisyklė yra, kad kai būni ar prie kompo, birža užsidaro, jokių apžvalgų, jokių kaip ten man kas, ką čia dabar čia nuveikiau per šiandieną, nėra. Pas mane nėra, pas kitus jeigu yra, manau, kad tai yra blogas įprotis, tiesiog jau ką nuveikiai, uždarai viską ir važiuoja ilsėtis. Kitą dieną visiškai kitom akim žiūri, visiškai kitom smegenim padarai išvadas, ką tu ten veikiai toj rinkoje, ir nėra labai blogas režimas, o iš kitos pusės netgi tobulas yra režimas ir mokytis ir būti biržai, nes daugumai iš jūsų einate į darbą, grįžtate po darbo ir grįžus galima skirti laiko edukacijai, mokymuisi, buvimui biržai, sprendimų priėmimui ir panašiai. Tik tais biržai užsidarius dar kažką žiūrinėti, ten pergyventi ar džiaugtis, ką veikėjai įprotis yra blogas, čia mano požiūrė, tai čia man atrodo blogas. Ir aš bent jau asmeniškai viskas kompą uždarau, ne to, kad einu nuo kompo, tiesiog išjungi lauk tą kompą ir įsijungi kitą dieną. Jaunystėje neužsidėdavau. Kita vertus,
uždirbdavau gana daug, todėl man niekada nebuvo kilusi mintis taupyti ir mažinti išlaidas gyvenimo malonumams. Rinka man visada mielai suteikdavo viską, kas buvo būtina. Ėmiau pasitikėti savimi kaip vyras, kuris sugeba užsidirbti ne tik duonai, bet ir sviestui. Kaip puikiai. Grįžęs pirmiausia pakeičiau savo požiūrį į laiką. Nebegalėjau lūkuriuoti, kol kursas taps toks, kokio man reikia. Kad paskui galėčiau, kaip tai visada darydavau, lošimo namuose nusirėžti 1 ar 2 punktus. 1 ar 2 punktus tai yra, mūsų dabartiniuose laikose yra doleriais kalbam, uždirbau $2, uždirbau $5, tai yra viena akcija. Jeigu turi 100 akcijų, tai uždirbau $100, $500, jeigu 500, tie skaičiai didinasi ir taip toliau. Kaip tai visada darydavau, jeigu dirbdamas Fullertono kontoroje norėjau užsidirbti iš kainų judėjimo, reikėjo priimti sprendimus daug anksčiau. Kitaip tariant, man teko analizuoti besiformuojančias tendencijas, kad galėčiau numatyti, kaip judės akcijos. Čia dabar yra toks dalykas, apie ką mes čia dabar kalbam, jau anksčiau būdavo lažybos dėl kainos skirtumo ir realioj prekyboj. Kai yra kalbama ir prieš tai video, kai jau buvo daroma čia apie tos lošimo namus, lošimo namai, atrodo, čia kažkas tai buvo anksčiau, ne lošimo namai. Tie lošimo namai egzistuoja ir šiai dienai, tik tais jie yra internetiniai ir jie vadinasi CFD rinka. CFD rinka tai yra Contract for Difference, išsiverčia šitie 3 magiški žodžiai. Ir Contract for Difference tai yra, iš esmės tai yra lažybų kontora. Lygiai taip pat kaip ir mūsų lietuviški Top Sportas, ten CBet ar dar kažkas. Tai jūs nueinate pasilažinti ten, kas krepšį laimės sportą ar dar kažką. Tai akcijos lygiai taip pat yra lažybų punktai, tai yra Contract for Difference, CFD, gal vieni tokių populiariausių kaip ir jeigu kas nors jau šiek tiek domitės akcijom, įvestumėte investavimas akcijų biržą ar panašiai, su didelė tikimybė gautumėte reklamą išmestą +500. +500 yra platforma, appsas, kai yra klausimas čia patikima, nepatikima, lygiai panašiai toks klausimas būtų, o tai Top Sportas čia patikimas ar nepatikimas. Patikimas kom, kad jūs gausite išmokėjimą, jeigu laimėsite, tai aišku, kad patikimas. Tai lygiai taip pat +500 jisai yra patikimas, birža kotiruojasi akcijų, Londono akcijų biržai, pajamos yra po $700 milijonų, bet jūs žaidžiate su tikslu tokiu, kad jeigu uždirbsite pinigus, jūs vadinasi nuskriausite lažybų punktą. Jeigu jūs prarasite pinigus, jūs darysite laimingą lažybų punktą. Ir pats iš esmės iš savęs verslo modelis yra toks, kad jūs prarastumėt pinigus. Nes jeigu daugiau negu pusė pinigų bus uždirbama, o neprarandama lažybų punktai, eis į minusą. Pusė nepakanka prarasti ar uždirbti, nes yra išlaikymo kaštai, darbuotojai, administracija, patalpos ir panašiai. Tai taip turi būti, kad labai daug kas pradirbtų ir mažai kas uždirbtų. Ir tokios lažybų punktai pas mumis Europoje vis dar yra. Amerikoje jokios CFD neegzistuoja jau nuo 2008 metų, kai įvyko krizė, kai Lehman Brothers buvo bankrotas dėl įvairių svertų ir taip toliau. CFD biržos, jos yra panaikintos, neegzistuoja, yra tik tais realios biržos ir pas mumis dar yra CFD rinkos, o jos yra, nes tai yra didelės pajamos iš lažybų, iš kazino, iš įvairių tokių dalykų, yra mokesčiai sumokami valstybei, yra dideli sumokami mokesčiai, kodėlgi dabar uždrausti tas, kas moka gerus mokesčius, ne? Bet, jeigu ten atsiras dar labai didelio kažkokio tai pasipiktinimo, tai gal tada uždraus, bet čia ne mano reikalai, kas kaip jau padarys, tai taip padarys, mūsų reikalas yra pristaikyti prie situacijos. Kai šiandien žvelgiu atgal, atrodo, kad mano judėjimas į priekį vyko be galo lėtai, bet manau, kad greičiau judėti aš ir negalėjau.
kadangi apskritai imant ir tai beveik visada galiausiai uždirbdavau. Jeigu būčiau dažniau praradęs pinigų, galbūt tai būtų privertę mane uoliau analizuoti rinkas ir tuomet būčiau rečiau klydęs. Tačiau nesu ir įsitikinęs, ar dažnesni praradimai būtų buvę geriau. Juk tokiu atveju būčiau neturėjęs pinigų, kurie man padėdavo tikrinti naujus spekuliavimo būdus. Prisimindamas savo laimėjimus Fullertono kontoroje, noriu dar pasakyti, kad nors aš dažniausiai visiškai teisingai vertindavau rinką, aplinkos sąlygas ir bendras tendencijas, tačiau savo teisumu uždirbdavau mažiau negu buvo įmanoma. Kodėl? Mažesnių laimėjimų patirtis būna ne mažiau pamokama už pralaimėjimų patirtį. Pavyzdžiui, mažesnių laimėjimų patirtis būna ne mažiau pamokama už pralaimėjimų patirtį. Gerai. Pavyzdžiui, kaip prasidėdavo bulių rinka, aš nuo pat pradžio elgdavausi taip, kaip priklauso tokioje situacijoje. Supirkdavau akcijas. Čia visi dabar tie dalykai, kai skaitau, jie, realiai apie nieką yra. Pavyzdžiui, kai prasidėdavo bulių rinka, aš nuo pat pradžio elgdavausi taip, kaip priklauso tokioje situacijoje. Supirkdavau akcijas, kaip dabar čia suprasti, kaip dabar įvertinta bulių rinka ir dabar, bulių rinka yra, tai ką man čia dabar, tas sakinį perskaičius dabar supirkti viską. Čia šiek tiek yra, detalesnės turi būti kalbos apie tai. Kurį laiką viskas sekdavosi gerai, bet ką aš darydavau? Aš klausydavausi vyresnių patarimų ir stengdavausi sutvardyti savo jaunatvišką veržlumą. Šiaip čia įdomi, taip, nes šiaip jisai nieko nesiklausydavo. Sakydavau savo, kad reikia išsaugoti blaivų protą ir žaisti atsargiai konservatyviai. Kiekvienas žino, kas tai yra. Reikia pasiimti pelną, o tada, kai prasidės akcijų kritimas, vėl supirkti tas akcijas. Kol kas, kas skaitau, yra makaronų kabinimas čia apie nieką. Būtent tai aš ir darydavau. Tiksliau bandydavau daryti, kadangi dažnai atsitikdavo taip, kad aš pasiimdavau pelną ir laukdavau kritimo, o jis vis neprasidėdavo. Neretai matydavau, kad mano akcijų kaina pakyla dar 10 punktų, o pats tuo metu būdavau patikimai paslėpę savo konservatyvėje piniginėje 4 punktų pelną. Sakoma, jeigu gauni pelną, niekada netapsi skurdžiumi. Tas tiesa, netapsi. Bet bulių rinkos metu, gaudamas 4 punktų pelną, turtingas taip pat netaps. Tai va, šituo sakiniu baigiau prieš tai mano darytą video. Prisimenu kažkaip gerai, kad tą sakinį perskaičiau, bet tiek to. Šiaip dabar čia, ką perskaičiau, buvo tokia situacija, man šie metai kaip ir atrodo natūraliai, kai laikas eina, prieš 2 metus, jau 3 metus, rekordinį ten padariau sandorį 4700 per vieną dieną, day trading'e dienos eigoje, tai buvo fantastika. Ne to, kad ten pasigyriau, bet laimėjimai tokie yra, o kadangi pasidalinė savo ir pralaimėjimais, ir laimėjimais, pasidalinau, ten sveikinimą ir taip toliau, bet tai buvo vienas, toks didelis sandoris. Bet tu pripranti prie tų sandorių, paskui jau tau ten uždirbamas tas 1000, 1,5 kokio per sandorį, tau toks, kaip ir viskas tvarkoja, bet tikrai jau ten nėra ko ten jau labai jau ten girtis ir panašiai. Ir laiko einant, prieš tai atrodavo, ten iš vis uždirbi $10 laimingas, $20 laimingas, 50 ir prie visko turi priprasti. Ir prieš kokius 5 metus, 7, net iš vis net tokių minčių nebūdavo, net nebūčiau pagalvojęs, kad ten sėdėsiu su pozicija sandoryje 20 000 pliuse ir toks sakys, čia užėjęs, čia dabar čia 20 000 pliuse, tai prie visko pripranti, bet buvo tokia situacija su Tesla man. Tesla vasarą, ką investuoti, taip toliau, ir aš per savo įrankius, pirkėjų pardavėjų balanso skaičiuoklės, žiūriu, supirkinėja Tesla, supirkinėja, tai yra eina retailo pardavimai, bet ją supirkinėja, čia kaip supirkinėja, kaip jin atrodo, taip toliau, kol kas nesvarbu, tiesiog jinai atrodė gražiai supirkinėjama ir kai dar buvo vasara verslo žinių konferencija, irgi klausimas, į ką investuojat, ko labai patinka Tesla. Klausimas, kas dar nepirko tą Tesla, bet aš turėjau ją po $155, 150
akcijų. Ir žodžiu, pirkau po 141, kažkaip dabar galvoju, ar čia pasakot detaliai, bet tada nebus aišku. Pirkau po $141, 100 akcijų, po to išėjo ataskaita, po 160 pirkau dar 50 akcijų ir dar dasipirkau 70 akcijų prieš 180. Kaip prieš 180 dasipirkau, tai buvo viršūnė, paskui pakrito ir kažkaip taip atrodo per daug tą poziciją svėrė, tai pardaviau 70 akcijų, kai jinai pakilo iki 230 maždaug, pasilikau 150. Bet ir tą 150 akcijų pasilikus buvo labai sunku sėdėti pozicijoje, nes tau per dieną vaikšto po pradžiai ten po 2-3 tūkstančius, paskui buvo dienų, kad vaikšto ir po 3-4 tūkstančius per dieną, tai priprast prie tokių sumų reikia ir buvo situacija, jinai kyla iki 260 ir pliuse buvo apie 18 tūkstančių ir per 2 savaitės krenta. Ir krenta jinai apie 11 tūkstančių, belieka pas tavę sąskaitoje apie 6 tūkstančiai. Balemba ir toks, ne kažką yra jausmas ir tada, nors sakau, laikysiu ir kai krito iki $195, dasipirkau dar 200 akcijų, turėjau iš ko pirkti, dasipirkau, galvoju, balemba, tokį padarysiu gyvenimo sandorį. Ir kai jinai pradėjo judėti, iki 205 pajudėjo, kažkas užėjo, nuo tų 200 akcijų iki 195, 2000 profito, paėmiau, uždariau sandorį, kažkaip nepatinka tie plaukai. Ir toks, sakyščiai, išsikarpęs. Ir tada parduodu tos 200 akcijų, nors labai norėjau laikyti, tiesiog, tai labai lengva yra teoriškai kalbėti, kažkam čia patarinėti, kol pats, nesi pozicijų, tiesiog, parduodi, nes tau, tu jauti, kad tu per daug sveri, ta prasme, per daug tau svorio, per daug yra svorio ant psichologinės smegenų savijautos ir pasiliektas 150 akcijų vėl smagu laikyti. Ir kai jinai kyla, 200 šiam, 250, 200 šiam 5 ir pradėjau pardavinėti, žodžiu, pardaviau, nes nebenorėjau patirti iš naujo to jausmo, kaip yra, kai akcijos krenta nebe tavęs. Ir, užfiksavau, tai gavosi bendroj sumoj man apie 21 000 pelno iš to viso žaidimo su Tesla, bet jeigu būčiau nepardavęs ir, pavyzdžiui, laikęs 350 akcijų, aišku, kas būtų, jeigu nebūtų, ten iki tų 450, kai kainavo, tai pelnas 45, 3 ir dar 50, 100 šiam nupirkta už apie 110-120 tūkstančių, Tai tada, bet realiai nesu ir tokių pinigų matęs, kai tu uždirbi 20 tūkstančių. Tai yra mano nauji rekordai, bet prie jų tu turi užaugti, priprasti, aš tiek net pinigų jų apskritai neturėdavau. Ir tu, kai padarai tokį sandorį, tai tada tu supranti, ką reiškia uždirbti pinigų. Bet man reikėjo prie to priaugti. Negaliu aš taip sakyti, reikia kiekvienam prie to užaugti. Čia man reikėjo užaugti. Galbūt kažkas ten labai savim pasitikė, turit pinigų, tai jums ten nieko užaugti nereikia, einat iškart ten už tus milijonus ir perkat. Bet man pačiam tai buvo, wow. Ir čia, kai yra, užfiksuoju 4 punktus ir paskui žiūriu, kaip akcijos kyla, tai jo, dabar post factum žiūrint, blemba, kaip ir kvailys, bet visa tai buvo dėl to, kad turėjau daug akcijų, pagal savo kišenę, daug akcijų, bet, pavyzdžiui, Palantyra turi iki šiol
o iki šiol jį turiu po $14 dėl to, kad turiu tik 100 akcijų. Ir ta 100 akcijų, kai turiu po $14, tai man jinai ta pozicija dabar kainuoja plus minus $76, procentais ten pasižiūri virš 400% kaba, bet pinigais tai yra jau tiesiog, jinai nebesukelia streso. Tai va, tai yra įdomus dalykas tas investavimas, įdomus dalykas čia smegeniniai yra ir aš gaudau $2000 ten, kur galėdavau uždirbti 20 000. O, kaip tik. Štai aš uždirbau 20 000, man tai buvo, ta prasme, kosmosas, ne kosmosas, tai mano yra rekordas, uždirbti nuo sandorio 21 000, nesu nieko panašaus uždirbęs, procentais taip, bet pinigų ekvivalentų tai yra mano didžiausi uždirbti pinigai nuo vieno sandorio, bet jeigu būčiau laikęs tą sandorį, tai būčiau uždirbęs virš 100 000. Tai tas nebūtų. Kažkada į Nvidia, kai pirkau po $45 100 akcijų, 2016 metais išlaikiau virš metų laiko, pardaviau po $96 ir atrodo per metus dvigubai užfiksavau šaunuolis, bet kai dabar per visą laiką padarė splitus 10 iš 1 ir po to 4 su 1, ką tai reiškia splitas, jeigu turi 500 eurų ir pasismulkinė po 100 eurų, turi 5 kupiūras, bet po 100 eurų tai vertė vis tiek ta pati. Tai šiai dienai turėčiau 4000 akcijų, po 100, kiek dabar ten Nvidia kainuoja, 135, 145, 145 tai yra 290 000, 580 000, 580 000 investavus 4500 2016 metais, bet aš jų neturiu, nes pardaviau po 96. Tai va, bet tai nėra nei klaidos nieko, tai yra pamokos, kurias aš mokinuosi ir šiai dienai turiu pozicijų, jau galiu pasigirti, pasidžiaugti, kad ten turiu pozicijų 5 metus, ten turiu ExxonMobil po 33 jau 5 metus ir 100 akcijų pirkęs moka dividendus vienai akcijai po 364, tuo metu kyla, gauni kokį $90 dividendą, nusipirki dar 2-3 akcijas ir šiuo metu yra 180% dividendų reinvestavimai. Kas tas reinvestavimai, tai apie visą šitą irgi kalbu per mokymus ir labai didelis yra smagumas, labai didelis kaifas tokias pozicijas turėti. Ir ten, pavyzdžiui, Meta kokia jau nuo prieš 2 metus, lapkričio mėnesį pirkta po 98, dabar kainuoja 600 su kažkiek, o jeigu tiksliau $605. Bet kai turi nusipirkęs tik 20 akcijų, tai tu ją ir laikai be kažkokio didelio streso, bet yra labai didelis malonumas išlaikyti, turėti tas pozicijas ir jų nepardavinėti. Tai praeis kažkiek laiko, yra investavimas į privačias kompanijas, kur jau yra laikomas jau 5 metai pozicijos, tai kai praeis laiko dar 5 metai kokie, jau jeigu kokios nors ir bus kompanijos gerai paėjusios viršų, tai labai tikiuosi, kad ir jau turėsiu istorijų pasakoti, sėkmingų istorijų, bet ne tik tais teoriškai, o ir praktiškai. Bet kad praktiškai tai turi laikas parodyti ir laiko praeiti laiko. Štai mano konservatyvaus atsargumo rezultatas. Čia apie tos nuo 2 iki 20 000. Maždaug tuo pačiu metu, kai supratau, kad atsargumas neleidžia man uždirbti, suvokiau ir dar vieną dalyką. Mėgėjai, neprofesionalūs lošėjai skiriasi tarpusavį savo patirtimi. Naujokai nemoka nieko ir tai žino kiekvienas. Naujokai nemoka nieko ir tai žino kiekvienas. Jeigu jūs ateinate į biržą, pradedate domėtis, yra vienas toks labai dalykas, įdomus, paradoksalus, kad tas, kas yra jau biržai, yra pabuvęs ir ateina, pavyzdžiui, pas mane į mokymus, jie nediskutuoja su manim, jie žino, kad jie nori kažko tai išmokti, ne? Tas, kas pradeda domėtis akcijom,
pasidomi 2-3 savaitės ir pradeda ne manęs klausyti, ką aš noriu pasakyti ir perteikti, bet pradeda man savo strategijas pasakoti, ne? Ir laukia ko, kad aš pradėčiau linksėti galvą, o tu šaunuolis, tu čia sugalvoji kažką. Tai aš asmeniškai pats protingiausias jaučiausi gal po kokio pusmečio, po metų domėjimosi, kas tas yra akcijos, bet kuo toliau tu eini, tuo tu daugiau nori apskritai suvokti, kas vyksta, mokintis iš klaidų ir taip toliau ir nesistengti kažkoks jau labai protingas būti, nes akcijų biržai neprotas realiai vaidina pagrindinį vaidmenį, o disciplina ir savo nusistatytų taisyklių laikymosi. Čia aišku, kaip ir nėra metimas į daržą išsilavinusiam žmonėm, bet tie, kas, pavyzdžiui, esate teisininkai, advokatai, medikai ir panašiai, žmonės, kurie turi baigti sudėtingus mokslus, o ne daug metų prasimokinti, tai nėra, kad naudos jums neduoda, bet jūs susireikšminti ant to neturėtumėt. Nes yra taip, kad kartais gali klaidingai būti galvojama, kad aš čia mokslų daug baigiu, čia dabar ateisiu į biržą, vadinasi, būsiu protingesnis. Informacijos įsisavinimo, informacijos mokymosi, supratimo, efektyvumo ir panašiai. Taip, tai yra naudinga, bet viskas tuom ir apsiriboja. Pradėjau galvoti, ar telefonas neišsikraus. Iškrauti laidas neužtenka, bet gerai, jeigu išsikraus, tai vadinasi. Baigsis, jeigu video, vadinasi, išsikroja, bet gal viskas gerai bus. Nes kai rodo išsikrauna, pas iPhone dar neįtikėtinai gali ilgai veikti. Tas, kuris prasimušė į 2 klasę, jau tarėsi daug žinas, todėl ir kiti galvoja apie jį taip pat. Juk jis jau patyręs mėgėjas, kuris išanalizavo ne rinką, o tik skirtingas nuomonės apie rinką, kuris išsakė daug aukštesnės klasės mėgėjai. Kai jūs pradeda domėtis apie rinką, tai jūs klausot manęs, ten per mokymus klauso dar kažkieno, ten per YouTube'as pasakų visokių, ir aš dabar čia pasakoju, bet prie viso to būtinai yra jūsų patirtis. Tai yra, jūs privalote būti rinkoje, privalote savo kailiu paspausti mygtuką, savo kailiu patirti ten tą pažastų šlapimą, jaudulį ir tada tik tais po kažkiek laiko, kai būsite atlikę sandorį ir panašiai, jūs kalbėsite vėl kitaip, nes jūs turėsite savo istoriją, savo suvokimą ir kai jums kažkas tai bandysite ampudrinti smegenis, kad čia taip ar anai būna, tai jūs per savo suvokimą jau suprasite iš vis, ar čia kalbama yra apie savo istorijas, ar yra kalbama prisiklausus įvairių pasakėlių. Antro lygio mėgėjas žino, kaip išvengti tam tikrų klaidų, dėl kurių pralaimi visiškai žali naujokai. Kaip tik šie pusiau mėgėjai, o ne 100% avigalviai, yra pagrindinis ir nuolatinis visų komisinių įstaigų pajamų šaltinis. Paprastai jie išsilaiko 3-4 metus, o pradedantieji Wall Street išgyvena 1 sezoną arba nuo 3 iki 30 savaičių. Beje, pusiau mėgėjai be galo mėgsta cituoti žymiuosius biržos posakius ir samprotauti apie žaidimo taisyklės. Jie žino viską, ko nereikia daryti, ir visas gudrias taisyklės, kurias kada nors yra suformulavę seni biržos vilkai. Bet jie nežino pagrindinio dalyko. Mėgėjams biržoje ne vieta. Kaip griežtai. Pusiau mėgėjas mano, bet čia dabar vėlgi yra dar toks dalykas. Va čia, toks taip norėtų žodį pasakyti, bet nesakysiu šiaip, kurie pradeda apie biržas pasakoti, čia į biržas ateina, pralaimėja, ten kvaileliai ir taip toliau, tai dažniausiai patys tokie būdami kvaileliai, nevykėliai, kalba apie tai, ne? Lygiai taip pat kaip ir kalbėti
visiškai turi būti paskutinis, nežinau, niekam tikęs, ne, kad sakytum, teniso yra neverta žaisti, nes tu vis tiek netapsi top 500. Biržai nebūtina būti top 500, nebūtina net būti top 5000 ar dar kažkom. Jūs nieko neturit klausyti, kas jums dabar pradės patarinėti, kad biržai čia dabar ateisi, tu vis tiek pralaimėsi ir taip toliau. 90% taip yra, kad jūs pralaimėsit. Bet jeigu jūs, būdamas paaugliu, einate arba vaiku einate į futbolą, kad jūs netapsite profesionalių žaidėjų, tikimybė yra 99,9%. Per visą dabar istoriją yra pas mumis Lietuvoje 10-15 futbolininkų ant rankų kojų pirštų, galim suskaičiuoti jos, kurie yra per gyvenime normaliai pražaidę ir uždirba daug pinigų. Visa kita yra tiesiog laiko švaistimas. Aš esu sportininkas, pakliūnu į lygą ir gaunu 600 eurų, tai yra apie nieką. Ir jūs einate į sporto salę, ir sporto salėje sportuojate, bet dar nei vieno negirdėjau, kas sporto salėje eidamas uždirbtų pinigų, bet jums tai patinka. Tai lygiai taip pat birža atėjus, jūs galite tai priimti kaip malonumą, tiesiog. Jūs ateinate į biržą ir jeigu jūs dar sugebėsite iš to uždirbti pinigus, o 90% pralaimėjimo ir 10% laimėjimo yra pakankamai gera statistika. Tai yra 10%, jeigu būtų iš bet kokio profesionalaus sporto, kad tu sportuoji ir kas dešimtas iš to gali uždirbti pinigų dar, tai yra wow. Ir jeigu jums kas nors pasako, kad pavyzdžiui 90% ten praranda per 90 dienų ir taip toliau, tai jums iš karto drebia akis, kad jūs esat nevykėlis. Jūs esate nevykėlis ir jūs net neikite tenais, Kokią žmogus teisę turi jums sakyti, kad jūs esate toks ar anoks, jeigu jisai jūsų net nepažįsta, o statistiškai nustumia jūs iš karto į tą 90%. Ir jūs ateinate sportuoti, ten karate, ateinate ir treneris sako, tu net nesportuok tos karate, nes 90% sportuojančių juodo diržo taip ir nepasiekė ir varžybose taip nieko gero ir nenuveikia, Ir jūs sakot, jums čia ne vieta yra. Tai kiekvienas turi teisę pasibandyti, kiekvienas teisę turi pabūti rinkoje, kiekvienas teisę turi suprasti ir kiekvienas pats savo asmeniškai turi pasakyti, kad biržoje man yra ne vieta. Ne aš turiu pasakyti, ne jums kažkas tai turi pasakyti. Jūs pats savo turit pasakyti, kad biržoje man yra ne vieta. Iš kur jums žinoti, kad biržoje jums vieta ar ne vieta? Tai yra vienintelis kelias tame pabūti ir suprasti. Tame pabūti ir suprasti. Viskas. Kitų kažkokių tai išeičių nėra. Pusiau mėgėjas mano yra labai protingas, kadangi mėgsta pirkti, kai kainos yra nukritusios. Jie ieško tokių situacijų. Jo sandorių sėkmės matas kiek pigiau nei buvusi aukščiausia kaina. Jam pavyko įsigyti akcijų. Didžiulėje bulių rinkoje nesubrendęs mėgėjas visiškai neišmanantis taisyklių ir precedentų perka aklai todėl, kad ir jo viltis aklos. Jis uždirba krūvą pinigų, tačiau vieną kartą smarkus kritimas akimirksniu palieka jį pliką basą. Atsargus mėgėjas elgėsi būtent taip, kaip elgdavausi ir aš, įsivaizduodamas, kad žaidžiu protingai, remdamasis kitų protingųjų vertinimais, kabutėse čia. Ką manai, ten apie tai? Aš žinojau, kad turiu pakeisti savo senus metodus, atsineštus iš lošimo namų. Ir man atrodė, kad kiekvienas pokytis išsprendžia dalį mano problemų, ypač jei tuos pokyčius gerai vertina patyrę diletantai. Dauguma klientų, vadinkime juos taip, yra visiškai vienodi. Retas jų gali sąžiningai pripažinti, kad Wall Streetas jiems nieko neskolingas. Wall Streetas jiems nieko neskolingas. Apskritai, jūs ateinate į biržą, jeigu jūs klausite, kiek galima uždirbti biržai. Daug galima uždirbti. Ta prasme, galim uždirbti tiek pinigus, kiek Lietuvoje nėra iš vis tiek pinigų, Tai yra biržos kapitalizacija yra 80 trilijonų. Bet kiek jūs uždirbsite,
Tai yra klausimas, ateina šiaip, ne, žmogus ir kiek galima uždirbti iš teniso, nu kiek galima uždirbti daug, ar tu būsi to tenisininko, ne, ten, ar tu būsi boksininku, prisižiūrė, ne, ten futbolė, Ronaldo, Messi, kiek galima uždirbti, galima sukaupti turtą kaip Ronaldo 2,5 milijardo, ne, kiek galima uždirbti. Kiek galim uždirbti iš bokso, nu jeigu gerai moki varyti marketingą, ne, tai gali uždirbti ir po 100 milijonų, ne, nuo kovos, ir po 300 ten dabar, ir 700. Tai kiek galim uždirbti, ar tu tiek uždirbsi, ne, tai jūsų tikslas atėjus į biržą, ne kiek galima uždirbti galima, pradirbti galima irgi neribotai. Jūsų tikslas yra, pavyzdžiui, pas mane ateiti ir suprasti, iš manęs pasimti, kiek įmanoma daugiau supratimo, kas tas yra biržai, kokios yra galimybės su svertu, kokios galimybės yra be sverto ir taip toliau. Kiek jūs padarysite ko, tai čia jau priklausys vėliau nuo jūsų čia šitų dalykų. O čia šitose dalykuose yra viskas, ir smegenų, ir psichologijos, ir patirties, ir suvokimo, ir ko tik čia nėra. Tarp jų tiesa buvo vienas nepanašus į kitus. Visų pirma, jis buvo daug vyresnis. Be to, jis niekada nedalyvavo patarimų, nedalydavo patarimų, jeigu jo niekas neprašydavo. Ir niekada nesigirdavo savo laimėjimais. Jis puikiai sugebėdavo klausytis, ką žmonės kalba. Kitų nuomonę jis nelabai domėdavosi ir niekada neklausinėdavo, kas ką girdėjo ar žino. Bet jeigu kas nors duodavo jam patarimą, jis visada labai mandagiai padėkodavo. Jeigu patarimas atneždavo naudos, jis būtinai dar kartą išreikšdavo savo dėkingumą. Bet jeigu viskas įvykdavo visiškai priešingai, jis niekada nesiskųsdavo. Taigi, niekas nežinodavo, ar jis pasinaudojo patarimu, ar praleido jį pro ausis. Sklandė legendos, kad senasis žaidėjas yra labai turtingas ir dirba labai pelningai. Tačiau kontorai iš jo sulaukdavo nelabai daug komisinių. Bent jau niekas nematė, kad būtų priešingai. Jo pavardė buvo Partridžas, bet jam negirdint visi jį vadino Kalakutu, kadangi jis buvo labai storas ir kai palenkęs galvą į priekį žingsniuodavo po kontoro, jo riebus pagurklis kabodavo tiesiai virš krūtinės. Įsijaučiau čia su tais pasakojimais. Senai jau buvau, jau apskritai jau pasilgo mokymo, tai senai buvau jau kalbėjęs, jaučiu gerklę, jau reikės jau pripratinti. Visi klientai mielai sutikdavo, kad kas nors jiems vadovautų ir jos nukreiptų. Taip nesėkmės atveju turėdavo kam suversti kaltę. Čia jums irgi moralas kai kuriem. Ką manai apie tai ir iš karto ten kokį nors ką manai apie Virgin Galactic, nu ką manai, po kiek esi nusipirkęs klausimas. Ir nusipirkęs po kokį 35 sėdi, kainuoja Virgin Galactic, kiek jinai čia kainuoja, kokie $3. Palemba, kodėl man užstrigo SPC įkėlis. $6, bet splitą dar darė reversinį. Splitas vienas iš 20, tai kainuotų kokius 30 centų, žodžiu, 99% smukusi. Ir ką manai, koks skirtumas, ką manai, tai ta prasme, jinai iš vis net neverta dėmesio, ne, apie ją kalbėti. Bet kai toks klausimas yra, dažniausiai tu jau supranti, kad yra nenusipirkta ir ta nuomonė, jinai dabar, ir ką dabar, manau, kad yra niekam tikusi. Ir ten taip atsitiktų, ne, kad bam, ten į viršų pakyla, bam, atei, sakei, kad niekam tikusi, o žiūrėk, kaip jinai ten pakyla. Tai todėl klausimas, ar tu užeini tą poziciją, ar neužeini, o ten ta nuomonė, tai paskui, kad galėtum ten jeigu būsi neteisus, tai matei, tu čia esi neteisus. Kažką kitką norėjau sakyti, bet tiek to. Išdėsis visą istoriją,
atvyjusiai jį į aklavietę klientas galiausiai klauso, ką jūs manote, turėčiau daryti, ką turėtume daryti, pats sprendi, ką turėtume daryti. Senasis kalakutas šiek tiek palenkdavo galvą į šoną, kurį laiką susimąstė žiūrėdavo į klientą, apdovanodavo jų tėvišką šypseną ir galiausiai labai įtaigiai paskelbdavo, na, jūs juk pats suprantate, dabar bulių rinka. Na, čia, žodžiu, nesvarbu. Taip, aš labai dažnai girdėdavau šios jo žodžius. Na, jūs juk pats suprantate, dabar bulių rinka. Jis ištardavo juos taip. Lyg įteiktų jums neįkainomą talismaną įvyniotą į $1 000 vertės draudimo polisą. Tai va, jūs kai kas nors paklausite, ką manai dabar apie rinką? Dabar yra bulių rinka. Dabar yra bulių rinka. Ir viskas yra. Ką manai, kiek rinka eis? Dabar yra bulių rinka. O buliai kas yra? Tie, kurie iš apačios kala į viršų. Bet jeigu dabar yra bulių rinka, nereiškia, kad bet kada negali ateiti meškų rinka. Ir viskas priklauso nuo to, kaip bus reaguojama į situaciją. Ir tam yra stopai, tam yra sudėti saugikliai, kur bus išeinama, jeigu kažkas bus ne taip. Kartą į kontorą įlėkė vienas vyriškis. Jo vardas buvo Elmeris Harvudas. Jis išrašė užsakymą ir padavė jį klerkui. Tada nuskuodė prie pono Partridžo, kuris kaip tik mandagiai klausėsi Džono Fanningerio, čia tie Džonai Fanningeriai, kaip ir nelabai būtini, pasakoja apie tai, kaip jis vieną kartą atsitiktinai nugirdo nurodymą, kurį kinas toks buvo labai didelis žaidėjas, davė vienam savo klerkui. Ir kaip Džonas su 100 akcijų uždirbo 3 apgailėtinus punktus, o paskui šios akcijos per 3 dienas iškilo dar 24 punktais. Bet Džonas savo 100 jau buvo atidavęs. Šią graudžią istoriją Džonas jam pasakojo jau mažiausiai 4 kartą. Bet senasis kalakutas šypsojosi. Tai draugiškai, lyg tai jam būtų buvusi didžiulė naujiena. Elmeris net neatsiprašęs Džono Fanningeno išrėžė kalakutui. Pone Partridžai, aš ką tik pardaviau savo Climax Motors. Mano Climax Motors. Gal tik to nežiūrėsiu, ar čia dabar yra, nėra. Mano žmonės pasakė, kad rinka subrendo atostogiai yra šiaip toks labai netgi neįtikėtinas dalykas, kartais žiūri tas senas kompanijas ir dar kokios nors yra ir žiūri, o dar iki šiol egzistuoja. Mano žmonės pasakė, kad rinka subrendo atostogiai. Ir aš greitai vėl galėsiu jas pigiai supirkti. Jums irgi reikėtų padaryti tą patį, žinoma, jeigu jūs vis dar jų turite. Elmeris laukdamas pažiūrėjo Partridžą, kuriam beje anksčiau buvo davęs patarimą tų akcijų pirkti. Diletantas, mėgstantis dalyti neprašytus patarimus, yra linkęs manyti, kad už tai gauna teisę į kūną ir sielą, to, kuriam jis suteikė šią malonę. Beje, jis net nežino, kokias žmogus iš viso iš to gavo naudą. Taip, ponia Harvudai, aš savasis vis dar turiu, savaime suprantam. Su dėkingumo išraiška pasakė kalakutas. Ak, kaip miela, kad Elmeris nepamiršo seno kelbo. Dabar pats metas pasimti pelną, o kai prasidės atoslūgis, vėl jį suinvestuoti. Tęsė Elmeris, šitas patarėjas. Taip lyg siūlytų įnešti pinigus į banką. Nepastebėjęs kalakuto veide entuziazmo žymių, jis tęsė. Aš ką tik pardaviau viską iki paskutinės akcijos. Čia tas patarėjas pardavė. Atsiprašau, jeigu čia laikau jumis nesuprantančiais, bet tiesiog. Sprendžiant iš balsų ir intonacijos galima buvo pagalvoti, kad kalbama apie mažiausiai 10 000 akcijų. Tačiau ponas Partridžas susikrimtas palingavo galvą ir graudžiai ištarė. Ne, aš negaliu to padaryti. Kodėl, pasakė Elmeris, tas patarėjas. Aš tiesiog negaliu tai pasielgti. Ponas Partridžas buvo pastebimai susijaudinęs. Argi ne aš daviau jums patarimą pirkti šias akcijas? Žinoma, jūs, ponia Harvudai, ir aš esu jums labai dėkingas. Tikrai labai dėkingas, serė. Visai gal neblogai gaunasi, ne? Balsą keisti gal reikia bandyti. Palaukite, leiskite man pasakyti,
O argi per 10 dienų šio akcijų kaina nepabrango 10 punktų, argi ne, pakėlo. Ir aš esu tikrai dėkingas jums, mielas jaunuoli, bet dabar negaliu net pagalvoti apie šių akcijų pardavimą. Negalite net pagalvoti? Elmeris regis ėmė abejoti savo sprendimu, įprastinė istorija. Mėgėjai žargstytis neprašytus patarimus paprastai labai mėgsta juos gauti ir patys. Čia kaip dabar aš neturiu Palantyro akcijų po $14, kainuoja $76 ir man dabar sakytų, tai vis tiek dabar bus korekcija, tu parsiduok tas akcijas ir atpirksi ten, kai bus pigiau. Ne, aš neparsiduos tikrai. Metos po 98 kai nusipirkęs ir dabar kainuoja 605, parduok, nusipirksi pigiau, ne. Ir tai gali, ir aš to irgi anksčiau nesuprasdavau, bet, kaip tai čia reikia laikyti, nes atsiranda baimė, geriau parduoti, paskui pigiau atsipirkti. Ta gali suprasti tik tais tas, kas jau yra išlaikęs pozicijų, o aš tik tais dabar tą suprantu, nes anksčiau iki pandemijos nesu pozicijų išlaikęs daugiau negu 100%. Tiesiog 100% vyras stogą pradeda važinėti į visas pusės ir tu parduodi tas akcijas. Ir kai dabar kokia meta kabo 500%, tu tokį jauti didelį komfortą nuo to skaičiaus 500% ir tau, kad paimt kažką sužaist, parduoti, pigiau nusipirkti ir taip toliau, o galbūt tu apskritai prarasi tą poziciją, tai tą gali suprasti tik tais tie, kas jau yra įsidėję pozicijos ir tu tiesiog nenori gadinti to, kaip yra. Ne, negaliu. O kodėlgi Elmeris pastikslino prie jo arčiau? Kaipgi? Dabar jau bulių rinka. Kalakutas šį teiginį ištarė taip, lyg tai būtų pats išsamiausias paaiškinimas. Taip tiesa, Elmeris atrodė nusivylęs ir supykęs. Žinau neblogiau už jūs, kad dabar bulių rinka, bet juk geriau, jei jūs dabar atsisakysite, atsikratysite to akcijų ir jas vėl supirksite prasidėjus atostogiam. Juk tai bus naudinga. Čia dabar, kas skaitau, realiai čia yra žaliojimas, tridėliojimas ir tie dalykai labai juokingi yra. Anksčiau, galbūt tai būdavo sunkiau suvokti, bet kuo daugiau būni biržų, kuo daugiau bendraujame, tai tu matai daugiau tridėliojimo, žaliojimo, ypač iš tų, kas nori labai viską greitai, ten gyvenime staigiai raudona užsidegė, kada čia bus žalia, čia mirksi, čia toj važiuosiu, čia toj ten reikaliukų prasitvarkysiu per dieną už visą savaitę. Tai akcijų biržai tie reikalų tvarkymai, labai greiti ten pirkimai, pardavimai, čia aišku yra skalpingas, day tradingas, greit sprendimo priėmimai irgi yra labai gerai, bet jeigu kalbant apie investavimą, ilgalaikį investavimą, žaliojimui čia vietos visiškai nėra, tiesiog nusipirkai laikai ir viskas. Mano mielas senis partridžas buvo akivaizdžiai susikrimtęs. Jeigu aš dabar parduosiu šias akcijas, tai prarasiu poziciją. Ir ką tada man reiks daryti? Elmeris Harbudas skiestelė rankomis, papurtė galvą ir pasisuko link ieškoti paramos. Ar tu galėtum jį perkalbėti, paklausė jis, teatrališkai šnabždėdamas. Aš tavęs klausiu. Aš neatsakiau. Tada jis vėl ėmė pasakoti. Aš patariau jam įsigyti Climax Motors. Jis nusipirko, čia žodžiu verkė jau dabar. Jis nusipirko 500 akcijų. Jos jau pakilo 7 punktais. 7 punktais 500 akcijų, $3,500. Ir aš rekomenduoju dabar jas parduoti. O, koks šaunuolis. Paskui vėl supirkti ir kai prasidės kainų smukimas. Ir kągi jis man atsako? Sako, jeigu parduos, tai liks be darbo. Ką tu apie tai manai? Ir čia yra, toks pamokantis dalykas to, kad realiai kieno pinigai to yra taisyklės. Tai, ta prasme, aš čia patariau, dar niekam neįdomu čia tie patarimai. Tai jeigu žmogus laiko, tai atsikniskit nuo to žmogaus. Atleiskite, pone Harbudai, aš nesakiau, kad prarasiu darbą. Įsiterpė Kalakutas. Aš pasakiau, kad prarasiu poziciją. Jeigu jums būtų tiek metų, kiek man, ir jūs būtumėte išgyvenęs tiek pakilimų ir nuosmukių, kiek išgyvenau jų aš, žinotumėte, kad ne vienas žmogus pasaulyje
negali rizikuoti prarasti pozicijos. Net pats Rockefelleris. Tikiuosi, kad kainos tikrai nukris ir kad jūs, sere, galėsite atpirkti savo akcijas daug pigiau. Tačiau aš pats galiu prekiauti tik tai remdamasi savo asmeninį ilgametę patirtimį. Brangiai už ją sumokėjau ir tikrai nenorėčiau viso to išgyventi dar kartą. Bet esu jums labai dėkingas už patarimą, lyg uždirbti pinigai jau gulėtų banke. Vis dėlto, supraskite, dabar bulių rinka. Ir jis oriai išėjo iš kambario, palikęs visiškai apstulbusi Elmerį Vargšiuką. Čia mano komentaras. Šių senojo pono Partridžo žodžių aš nesupratau tol, kol nepradėjau mąstyti apie savo nesugebėjimą uždirbti tiek, kiek norėčiau. Juk tikrai nemažai išmaniau ir mano sprendimai dažniausiai būna teisingi. Kuo daugiau svarsčiau, tuo aiškiau mačiau, koks teisus vis dėlto buvo tas senas spekuliantas. Jaunystėje jį turbūt kankino tie patys trūkumai, kokie dabar trukdo man, ir jis gerai buvo pažinęs savo silpnybės. Jis tiesiog neleisdavo savo pasiduoti pagundai, kuriai jis žinojo tai iš savo patirties. Taip sunku pasipriešinti, bet kuri visada kainuoja per brangiai. Lygiai tą patį patyriau ir aš. Manau, kad žengiau tikrai didelį žingsnį į priekį. Kai galiausiai suvokiau, jog ponas Partridžas, sakydamas, juk jūs suprantate, tai bulių rinka, iš tikrųjų turėjo omeny tai, kad dideli pinigai yra uždirbami ne iš atskirų akcijų kurso svyravimo, bet iš didelių rinkos pokyčių. Ir kad svarbiausia yra nemokėti skaityti juostelę, bet įvertinti visą rinką ir jos tendencijas. Aš taip pat visą tai stengiuosi daryti, realiai kai pandemija buvo toks šansas, kai viską norėjosi pirkti, bėda buvo tik tais tokia, kad kai tu visko nori pirkti, labai greit pasibaigia pinigai. Nusipirki ExxonMobil, nusipirki Fordą, nusipirki Microną, nusipirki PayPalą ir žiūri, pinigai baigės, nebėra ką pirkti, tu viską nori pirkti. Ir kai įvyksta kokia nors situacija, viskas pakyla ir tada noras vėl iškart kur ta vėl situacija ir yra dabar rinkoje yra labai vienas toks blogas dalykas, kad yra labai daug piktų žmonių. Man kartais labai dėl jų širdis skauda, reikia išgyventi dėl jų, nes jie ten vargšiukai, realiai vargšiukai yra, nes turi, tarkim, pinigų, bet laukia jau ten 5 metus, kada galės investuoti, nes bus krizė. Kaip ta krizė neteina, taip neteina. Buvo 2022 metai, kai visus metus rinka krito, bet krito virš 20%, analitikai 9 iš 10 neleido pirkti akcijų, nes palūkanų normos kilimas, infliacijos, vien tik tais juodų debesų pilna ir bus čia krizė, bus čia dar taip, ko dar nieks nėra matęs ir ten dar kažko, o viskas pradeda vėl kilti, dabar rinka yra aukštumuose ir dabar vėl nieks nieko neperka, nors dabar kaip tik jau žadama prognozės yra, kad dabar jau rinka kils iki 7,000, iki kažkiek ir kalba eina ne apie metus, 2 praktiką, matymą ir statistiką, kaip vyksta, tai yra tokia labai įdomi tendencija. Man asmeniškai daugiausiai jūsų mokinių ateina, daugiausiai susidomėjimo rinkoje yra, kada rinka yra aukštumuose. Kai rinka yra aukštumuose, daugiausiai yra norinčių investuoti ir kai rinka yra smunkanti, kai rinka yra pasmukusi, niekam yra neįdomu ir susidomėjimas yra mažiausias. Tiesiog taip yra. Manau, kad žengiau tikrai didelį žingsnį į priekį. Kai galiausiai suvokiau, jog ponas Partridžas, sakydamas, juk jūs suprantate, čia skaičiau. Čia norėjau pasakyti vieną dalyką. Volstryte aš praleidau daug metų, uždirbdavau bei prarasdavau milijonus dolerių. Tačiau tapau turtingas ne todėl, kad buvau labai protingas. Aš tiesiog buvau ištvermingas. Jūs suprantate? Aš visada laikydavausi iki galo. Suprasti, kas vyksta rinkoje, nėra lengva.
Bulių rinkoje visada daug tokių, kurie pradeda pūsti kainas anksčiau nei daugelis kitų, o meškų rinkoje visada daug tokių, kurie pirmieji pradeda lošti iš kainų smukimo. Man teko pažinti daug žmonių, kurie visada tiksliai nuspėdavo rinkos pokyčius ir pradėdavo pirkti ar parduoti akcijas pačiu tinkamiausiu momentu, kai kainos žadėdavo didžiausią pelną. Tačiau jų prekybos rezultatai būdavo tokie patys kaip ir mano. Tos žinios nesukrovė jiems padaraus turto. Retai sutiksite žmogų, kuris sugeba teisingai vertinti situaciją ir kartu tvirtai tiki savo teisumu. Man tai sekėsi sunkiau nei bet kas kita. Tačiau tik supratęs tai, biržos spekuliantas gali uždirbti tikrai daug. Galima sakyti, kad suvokus šią tiesą, milijonai ateina lengviau nei pirmiau ateidavo šimtinės. Žmogus gali aiškiai suprasti visą situaciją, tačiau staiga, kai rinka netikėtai nustoja judėti numatytą kryptimi, jį apima dvejonės arba jis praranda kantrybę. Štai kodėl Wall Street'e tiek daug žmonių, kurie tikrai nėra diletantai ir net ne trečios klasės mėgėjai, bet jie vis tiek nuolatos praranda pinigus. Tai ne tik juos aplošia, bet jie apsilošia patys save, kadangi jiems pakanka proto, bet trūksta ištvermės ir kantrybės. Senasis Kalakutas buvo teisus. Jam ne tik pakako vyriškumo turėti savo nuomonę, jis taip pat buvo išmintingai kantrus, o tai leido jam tvirtai laikytis savo nuomonės. Mane žlugdydavo tai, kad aš nekreipdavau dėmesio į bendrą rinkos judėjimo kryptį, o nuolatos bandydavau užšokti ant trumpalaikės bangos. Niekas negali sugaudyti visų svyravimų. Bulių rinkoje lošimas yra tik vienas – nupirkti ir laikyti, kol pamatysi, kad bulių laikas baigėsi. Todėl reikia analizuoti bendrą rinkos situaciją, o ne klausytis patarimų ir studijuoti atskirus veiksnius, veikiančius atskiras akcijas. Tai yra, rinka apskritai iš esmės yra labai draugiškas mechanizmas, kad jeigu jau viskas krenta, paimti ir žiūrėti į atskirą įmonę, kodėl jinai krenta, visada yra, jeigu, sakykime, Microsoftas krenta, visą laiką yra žiūrima, kaip apskritai elgiasi XLK technologijų indeksas. Kaip atrodo technologijų indeksas, ar jisai krenta dėl to, kad krenta visa rinka, ar krenta pats iš savęs. Nes jeigu krenta akcija dėl to, kad visa rinka, tai nėra visiškai jokios prasmės analizuoti konkrečios vienos įmonės, dėl ko krenta, būtina žiūrėti apskritai į visą tendenciją. Tada reikia parduoti visas akcijas, jas užmiršti. Todėl reikia analizuoti bendrą rinkos situaciją, o ne klausytis patarimų ir studijuoti atskirus veiksnius, veikiančius atskiras akcijas. Tada reikia parduoti visas akcijas, jas užmiršti ir laukti, kol pamatysi. Arba kol nuspręsi, kad pamatei skliausteliuose naujos tendencijos pradžią. Žmogui, kuris to nemoka, mano patarimai yra beverčiai. Kaip ir tai ši rekomendacija, pirk pigiai, parduok brangiai. Pirk pigiai, parduok brangiai. Tai dabar pigiai ar brangiai yra. Kitas labai naudingas dalykas, kurį gali išmokti bet kas, liautis gaudyti dugnus. Šie du patarimai yra patys brangiausi žodžiai pasaulyje. Jie tiek kainavo prekeiviams akcijomis, kad už sutaupytas lėšas būtų galima nutiesti betoninę autostradą aplink visą žemyną. Analizuodama savo veiklą Fullertono kontoroje, kai jau pradėjau prekiauti šiek tiek protingiau, pastebėjau, kad mano pirmieji veiksmai retai būdavo nuostolingi. Ir tai savaime suprantama pastumėdavo mane didinti operacijų mastą. Aš imdavau tikėti, kad tiksliai vertinu situaciją ir tik vėliau klausydamasis kitų žmonių patarimų, o kartais netgi dėl savo paties nekantrumo, išklysdavau iš kelio. Šiame žaidime niekas negali pasiekti aukštumų, jeigu netikės savo teisumu. Štai ir viskas. Ko aš išmokau? Reikia analizuoti bendrą situaciją, užimti poziciją ir laikytis jos. Aš moku laukti neparodydamas nerimo. Galiu patirti nesėkmę ir
nesudrebėti, nes žinau, kad tai laikina. Pabandykite tai praktiškai, atrodo, ai, ką čia dabar, čia kaip pokerė, ne, žaisti, čia, nu ką, čia nesijaudini ir viskas, gauni tos ten 2 tūzus ir apsikakoji. Tai tiksliau pajauti, kad žmogus ten jau. Galiu patirti nesėkmę ir nesudrebėti, nežinau, kad tai laikina. Vieną kartą atidaviau parduoti 100 000 skolintų akcijų ir pamačiau, kad artinasi smarkus kursų augimas. Apskaičiau gerai, kad šis augimas, kuris man atrodė neišvengiamas, nubrauks $1 000 000 mano popierinę pelną. Tačiau aš nieko nepaisydamas, nekeičiau savo pozicijos ir ramiai stebėjau, kaip visa tai įvyko. Aš niekarto net nepagalvojau apie galimybę uždaryti poziciją ir pradėjau prekiauti tikintis kainų augimo. Čia kalba apie korekciją. Žinojau, kad taip pasielgęs galiu prarasti poziciją, kartu ir vilti gauti tikrai didesnį pelną. Tikrai didesnį pelną išsėdėti yra nerealiai sunku, tom, kad yra 3 dalykai – viltis, baimė, godumas. Kai pozicija pradeda normaliai pakilti ir turi normalų pelną, kas pasidaro, atsiranda baimė. Baimė prarasti savo turimą pelną, viltis dažniausiai būna, kai sėdi minuse, o godumas yra, kai tu nori dar daugiau. Ir godumas su baime pastoviai varžosi tarpusavį ir pas investuotojus dažniausiai nugali baimę. Nugali baimę, prarasti pelną ir yra užfiksuojama pozicija. Bet akcijos nejuda tik tais taip, yra korekcijos ir jeigu yra norima išsėdėti geresnį pelną, tai yra išsėdėti didelį pelną, tu visą laiką kovoji ir rizikuoji prarasti turimą pelną, kad uždirbtum dar didesnį pelną. Taip yra, kaip elgtis reikia teisingai, nėra tokių taisyklių, tai yra, jeigu tu nori uždirbti didelį pelną, tu turi tiesiog sustaikyti, kad tu gali prarasti esamą pelną. Čia panašiai kaip klausimėlis, norėjau skaityti, žaidimas kažkoks būdavo, kad prajuokink mane, ne, va, anekdotai. Tai prajuokinį vieną kartą 100 eurų, ne, prajuokinį antrą kartą 200 eurų, ten trečias kartas ten 300, 500 ir 1000, ne? Ir tu kaip 500 ten 4 kartus prajuokinės laimi, tu rizikuoji prarasti turimus 500 arba laimėsi 1000, ne? Ir tu vat rizikuoji daug, kad uždirbtum dar daugiau. Tiesiog taip yra, ne? Taip yra ir čia su to, nu, taip yra. Prekybai skirta pinigų suma didėja nelabai greitai, kadangi aš gyvenau taip, kaip reikalavo mano padėtis. Ką aš skaitau su intonacija čia. Taip, kaip reikalavo mano padėtis. Leisdavau savo daugelį dalykų patinkančių mano amžiaus ir mano pomėgių vyrams. Turėjau automobilį ir nemačiau jokios prasmės riboti savo išlaidas. Pinigų man duodavo rinka. Biržos aparatas nutildavo tik tai sekmadieniais ir švenčių dienomis. Anksčiau dar birža dirbdavo ir šeštadieniais, sutrumpinta darbo dieną, dabar jau šeštadieniais biržos nebedirba. Šventinės dienos yra per metus 9 arba 10 šventinių dienų, kurios irgi per šventės biržą nedirba. Čia tiesiog kas, nu, galbūt pirmą kartą klausotės. Biržos kiekvieną kartą, kai rasdavau praradimo priežastį, arba išsiaiškindavau, kodėl padariau klaidą, aš įtraukdavau į savo aktyvų sąrašą naują draudimą. Taip daryti negalima. O geriausias šių aktyvų kapitalizacijos būdas buvo savaime suprantama galimybė neriboti asmeninių išlaidų. Esu patyręs nuostabių nuotykių, taip pat ir nelabai malonių. Tačiau jei imsiu smulkiai apie visą tai pasakoti, tai nepabaigsiu niekada. Iš tikrųjų, vienintelis dalykas, kurį prisimenu be ypatingų pastangų, tai situacijos, kuriuose aš išmokau suprasti biržos žaidimą ir patį save. Ir kitą kartą grįšim prie 6 skyriaus. Ačiū visiems uždėmesi. Nieko nesinori prisižadėti čia, kada dabar čia kitas video, bet taip man kažkaip visai atrodo čia neblogai. Susitvarkiau vietą, tai gal jų atsiras ir daugiau. Visiems gerą vakarą, kažkaip nenusprendžiu, žiūriu, kur čia dabar žiūrėti reikia, į čia kažkur.
Tai gero visiems vakaro, geros visiems dienos ir gero ryto, kas kada klausysit šitą video. Tai yra testinis video iš jau prieš tai darytų skaitimo. Daugiau jisai turėtų būti koncentruotas kur nors važiuojant automobilyje arba klausantis kaip audio knygą, nes vaizdai man už nugaros niekur nesikeičia. Bent jau kol kas resursų neturiu, laiko resursų ir panašiai. Ir nelabai dabar noriu užsiminėti, kad video kurti taip, kad jisai jums čia būtų labai jums linksminti su visokiais animacijom ir taip toliau. Gal kažkada ir atsiras, jeigu atsiras, kas tai norės užsiimti daryti, bet koncentratas dabar bus į tai, kad į turinio davimą, o ne į įdomų vaizdų žiūrėjimą. Viso gero visiems ir iki pasimatymo, iki kitų kartų. Ir nuolaidos kodas 100. Norėčiau taip užrašyti 100. Kur čia dabar ta... Kažkur turėjau gražų. Va, šitaip įrašot, va šitaip įrašot į nuolaidos kodą ir kaina tuomet bus 350, bet pabandykit ne 100 įrašyto 300 ir tada nustebsit. Visiems gerą vakarą ir iki.